Labadiena, sakome jums pradėdami Ignalinos televizijos informacinių laidų sezoną. Šiandien matysite Ignalinos miesto 150-mečio renginiai. Rugsėjo 1 dieną Ignalinoje lankėsi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Krašto muziejuje atidaryta paroda skirta mokyklos įsteigimo 110-osioms metinėms. Vyko savivaldybės tarybos posėdis. Policija minėjo savo profesinę šventę. Netekome turistų pamėgto gamtos paminklo Trainiškio ąžuolo. Vyko tradicinė rudens gėrybių mugė Obuolių rojus. Labadiena, jūsų dėmesiui savivaldybės naujienos. Prisiminkime vasarą ir rugsėjo-spalio mėnesius. Be jokios abejonės svarbiausi ir reikšmingiausi vasaros įvykiai buvo Ignalinos miesto 150-mečio renginiai. Taigi sugrįžkime į saulėtą birželį ir prisiminkime šventę. Ignalinos miestas birželio 24-25 dienomis atšventė 150-ąjį gimtadienį. Ignaliniečiai ir svečiai mėgavosi daugybę renginių ir gražių reginių. Tautodailininkų ir amatininkų mugės, koncertai, šventiniai apdovanojimai ir sveikinimai. Ignalina turėjo kuo pasidžiaugti. Birželio 24-osios rytą laukų gėlėmis išpuoštoje Ignalinos mergelės Marijos gimimo bažnyčioje buvo aukojamos šventos mišios už miestą ir ignaliniečius. Bažnyčios puošyba pasirūpino jaunieji miesto ateitininkai. Iškilmingose pamaldose dalyvavo savivaldybės vadovai, Ignalinos šventės svečiai, ignaliniečiai, kraštiečiai. Klebonas Vidas Magurauskas savo pamoksle kalbėjo apie tai, kad kiekvienas žmogus yra stebuklas, jei jis turi tikėjimą ir Dievo dvasią. Taigi melskime, kad Dievas mums nepašykštėtų jėgų darbuotis, gyventi ne vien dėl savęs, bet ir dėl miesto ir dėl visų čia esančių. Bendroje maldoje Dievo prašyta suteikti ignaliniečiams daugiau jėgų liudyti tikėjimą ir daryti gerus darbus, melstasi už vadovus, jaunimą, šeimas, vienišus ir nusivylusius žmones. Mišių pabaigoje klebonas pasveikino savivaldybės merą Henriką Šiaudinį ir miesto seniūną Valentiną Rumbutį, sveikindamas šventės progą ir dėkodamas už jų prasmingus darbus miestui, klebonas dovanojo Jėzaus gailestingumo paveikslus. Pasibaigus pamaldoms, bažnyčioje koncertavo kraštiečio Zigmo Čepulėno vadovaujamas Baltijos gitaristų kvartetas. Puikus repertuaras ir profesionalus garsių pasaulio kompozitorių kūrinių atlikimas palietė žmonių širdis. Po mišių prie bažnyčios įsirikiavo šventinė eisena. Ją lydėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų big bandas, vadovaujamas kapitono Ričardo Čiupkovo. Sutrankę muziką žygiuotai reita Aukštaičių atgimimo ateities gatvėmis, pasveikinti praeiviai, mugės prekeiviai, o Laisvės aikštėje big bandas koncertavo ir scenoje. Nuo ryto ignaliniečiai vaikštinėjo po spalvingą ir tikrai turtingą tautodailininkų ir amatininkų mugę. Puikiu oru buvo smagu ir pasižiūrėti, ir įsirinkti įvairiausių grožybių bei gardybių. Aikštėje savo amatą demonstravo kalviai, čia galėjo įsigyti ir šventinių jubiliejinių monetų. Visi maloniai grožėjosi meniškais floristiniais kilimais, kuriuos šventei sukūrė rajono seniūnijos ir dovanojo kaimyniniai miestai. Žmonės ypač sudomino bibliotekos parengta istorinių Ignalinos nuotraukų paroda, atskleidžianti, kaip keitėsi miesto vaizdas.
O štai jaunieji Ignalinos patriotai dalyvavo komandinėse varžybose Pažink istorinę Ignaliną. Jie turėjo surasti, nufotografuoti ir į Facebook tinklalapį įkelti 15 mieste esančių svarbių istorinių objektų. Laisvės aikštėje LED ekrane buvo demonstruojamos istorinės nuotraukos, vyko ir tiesioginė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdžio transliacija. Iškilmingame savivaldybės tarybos posėdyje, kurį tautišką giesmę pradėjo ansamblis Iš širdies, dalyvavo bendradarbiavimo partnerių delegacijos iš Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Švedijos, Europos parlamento narys, buvęs ilgametis meras Bronius Ropė, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras kraštietis Česlovas Juršėnas, Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis, kaimyninių rajonų merai, savivaldybės tarybos nariai, administracijos vadovai. Gerbiami svečiai, šio posėdžio dalyviai. Mūsų mylimas miestas, palyginti dar visai jaunas. Legendos apie meilę išauginta Ignalina švenčia 150 metų sukaktį. Džiaugiamės nuostabiu gamtos kampeliu, kurį puoselėja darbštūs, kūrybingi žmonės. Gyvename tarsi žalioje saloje, apsuptoje 9 ežerų, todėl mūsų pagrindinis tikslas – unikalumo išsaugojimas, turizmo plėtojimas, gamtinių išteklių panaudojimas, gyvenimo kokybės ir paslaugų vietiniams gyventojams ir atvykstantiems poilsiautojams gerinimas. Meras Henrikas Šiaudinis kalbėjo apie Ignalinos siekį tapti kurortu, dėkojo visiems šventės svečiams, ignaliniečiams ir linkėjo įsimintinų akimirkų. Pagrindinį šventinio posėdžio pranešimą skaitė kraštietė Lietuvos valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrai, istorikė daktarė Jolanta Karpavičienė. Jie apžvelgė gimtojo miesto istoriją, raidą, kalbėjo apie didžiavimąsi savo kraštu. Didelė garbė ir begalinis džiaugsmas būti tarp tų žmonių ir su tais žmonėmis, kuriuos jungia bendras vardiklis. Laimė ginti, gyventi, dirbti Ignalinoje, siekis į ją atvykti ir čia įsikurti, trauka į Ignaliną sugrįžti. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas perskaitė ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą Ignalinai ir ignaliniečiams. Jeigu mes patys mylėsime savo miestą, jį gerbsime ir kiti jį mylės, tai gerbs. Graži ir turtinga jūsų miesto istorija, kurią 150 metų kūrė garbūs ir išmintingi ignaliniečiai. Laikas pakeitė miesto veidą. Šiandieninė Ignalina jaunatviškas, kurorto statuso ambicingai siekiantis, prasmingai kūriantis ir išradingai švenčiantis miestas, Ignalinos savivaldybės centras su savita dvasia ir tradicijos. Ignalinos mieste gera gyventi, nes čia išplėtota visa žmogui reikalinga infrastruktūra, verda turiningas sportinis ir kultūrinis gyvenimas. Lietuvos Respublikos vyriausybės vardu sveikinu vieną gražiausių Lietuvos miestų su įkūrimo jubiliejumi. Garbus kraštietis sakė didžiuojasi esąs ignalinietis ir visą laiką stengiasi padėti savo gimtajam kraštui. Galimybę pažinti Ignaliną džiaugiasi ir žemės ūkio viceministrė Lina Kujelytė. Mylimo miesto jubiliejumi didžiavosi 24 metus Ignalinai dirbęs buvęs meras, dabar Europos parlamento narys Bronius Ropė. Esu ignalinietis. Nuoširdžiai linkiu, kad šis išskirtinis pojūtis mus lydėtų visada. Ypatinga energija nutviekdamas kasdienybę. Iš viso širdies kviečiu branginti kiekvienos dienos susitikimus, džiaugsmus, patirtis
ir gražinti miestą savo nuotaiką bei darbais. Ignalinos gimtadienis asmeninė kiekvieno iš mūsų šventė, tad nepraleiskime progos pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Sėkmės jums. Seimo narys kultūros ministras Šarūnas Birutis džiaugiasi Ignalinos krašte išsaugotomis aukštaitiškomis tradicijomis, gražiu kultūriniu gyvenimu. Daug nuoširdžių sveikinimų išsakė Ignalinos bendradarbiavimo partneriai. Miestų ir jo vadovams dėkota už bendrus prasmingus darbus, linkėta klestėjimo ir naujų svajonių bei siekių. Serotsko burmistras Ignalinos rajono savivaldybės garbės pilietis Silvestras Sokolnickis džiaugiasi, kad Ignalina ir Serotskas turi bendrą 20 metų istoriją, menančią daug gražių akimirkų, susitikimų, švenčių. Biureno miesto meras Burhartas Švuchovas minėjo, jog savivaldybės bendradarbiauja 13 metų, bet draugystė verslo srityje ir bendradarbiaujant su Biureno maltiečiais tęsiasi jau 25 metus. Santykiai išlaikomi nepaisant didelio atstumo. Breslaujos vykdomojo komiteto deputatų tarybos pirmininkė Nina Pučinskaja taip pat džiaugiasi gražia draugystė, galimybę pažinti draugų kultūrinį gyvenimą, papročius, pamatyti, kaip dirba ir kuria žmonės. Vokietijos Kronshageno Raudonojo kryžiaus organizacijos vadovas Reinhardas Mülleris sakė, kad per 10 bendradarbiavimo metų Ignalinoje lankosi jau 18 kartą ir visada tie susitikimai būna šilti ir nuoširdūs, nes Ignalina labai pozityvus ir draugiškas miestas. Tai patvirtino ir Švedijos organizacijos Gelbėkit vaikus atstovai Elvis Zakariason ir Tomi Almroth. Ignalina atvykę jau 26 kartą ir čia besijaučiantys kaip namuose, nes juos supa geri draugai. Ignalina ir ignaliniečius nuoširdžiai sveikino su šiuo miestu ir kraštu nuo vaikystės save siejanti ir meilę jam širdyje nešiojanti Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė. Mūsų siela, mūsų grožis. Ignalina ir mes tokie mažiukai su savo mažu regionu kartu su jumis kuriame Lietuvos ir šio gražaus krašto ateitį. Ačiū labai visiems ignaliniečiams, tarybos nariams, merams ir Seimo nariams visiems. Gražių žodžių miestų jo žmonėms negailėjo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius ir kiti svečiai. Linkėjimus savo miestui sakė policijos bei priešgaisrinės apsaugos tarnybų vadovai. Pasibaigus tarybos posėdžiui, visi jo dalyviai pakviesti dalyvauti šventės renginiuose Laisvės aikštėje. O jie pradėti teatralizuotų Ignalinos miesto legendos pasakojimu apie kunigaikščio Budrio dukters Linos ir kryžiuočio Igno meilę. Šiandieną, kur mylėta, taip ilgesingai Linos, jau žmonės šitą miestą Ignalina vadina. Režisierės Jolantos Narbutaitienės režisuotame vaidinime jausmingai perteikta legendos istorija, tautiška dvasia ir meilės jėgos sukurta viltis ateičiai. Pasakojimą įkūnijo teatrų Iki ir Salos nariai. Eiliuotą legendos tekstą skaitė aktorė Irena Kriauzaitė. Spektaklio temą apie Ignaliną tarsi papildė miestui skirtos nuostabios dainos. Spinduliu tekanti saulė, auksina žiedų žuvis, šypsosi ryto pasauliui, saulės mergaitė žavi. Mėlynos akys auskara, žėrinti saulės dovana, Ignalina žiedų dukra, Ignalina vaikų. Skambėjo jau beveik legendinė Birutės Paukštienės ir Aldonos Čeponienės daina Ignalina Saulės dukra, ansamblio Širdies daina Ignalinai ir Valentinos Sinkevič Gražioji mūsų Ignalina. Labadiena, gerbiami ignaliniečiai, Ignalinos svečiai. Ką tik matėmės teatralizuotą pristatymą, kaip gimė, kaip atsirado mūsų visų mylimas ir gerbiamas miestas Ignalina. Taip pat jau vedantieji supažindino šiek tiek ir jūs girdėjote dieną mūsų istorikų pristatymus turbūt, bet keliais žodžiais galime prisiminti ir pasidžiaugti, kad vis tik daugumoj istoriniai šaltiniai teigia, kad mūsų Ignalinos atsiradimas sietinas su geležinkelio Sankt Peterburgas, Varšuva atsiradimu. Ir nuo to pradėjo vystytis
šis miestas. Meras Henrikas Šiaudinis, pasveikinęs visus ignaliniečius ir svečius, šventės proga garbės piliečio ženklus įteikė 5 savo darbais nusipelniusiems rajono piliečiams. Monsinjorui Ignui Jakučiui už rūpinimąsi bažnyčios statybą ir visuomeninę veiklą. Vokietijos Biureno miesto verslininkui Henrikui Kotmanui už verslo plėtrą, paramą Ignalinos rajono savivaldybei ir gyventojams tarptautinės partnerystės iniciatyvas. Gydytojui Benediktui Alfonsui Puodžiūnui už ilgametį profesionalų ir pasiaukojamą darbą rūpinantis gyventojų sveikata, įgytą žmonių pagarbą ir pasitikėjimą. Juozui Repšiui už svarbius darbus švietimo ir sporto srityse, ilgalaikę visuomeninę veiklą. Broniui Ropiai už Ignalinos rajono bendruomeniai svarbius darbus ūkio, aplinkosaugos, socialinėje, kurortinės teritorijos kūrimo ir plėtojimo, sveikatinimo srityse ir Ignalinos vardo garsinimą. Garbės piliečiams buvo įteikti specialūs ženklai, pažymėjimai ir savivaldybės dovanos. Visi jie pasirašė Ignalinos rajono savivaldybės garbės knygoje. Su švente jūs visus ir nuoširdus ačiū už tos darbus, kuriuos jūs darėt, darot ir tikiuosi darysit Ignalinai. Ignaliniečius sveikinęs ir už apdovanojimą dėkojas buvęs meras Bronius Ropė sakė, kad jo didžioji gyvenimo ir darbo patirtis sukaupta Ignalinoje, kurios ateitimi jis visada tikėjo ir tiki. Biureno meras Burhardas Švuchovas atsivežė ir savo miesto garbės knygą, vadinamą Aukso knyga, ir paprašė, kad joje pasirašytų Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir garbės pilietis Henrikas Kotmanas. Meras minėjo, kad tai pirmas atvejis, kai jų didžioji knyga išvežama iš Biureno. Garbaus amžiaus verslininkas Henrikas Kotmanas dėkojo Ignalinos vadovams ir visiems žmonėms už tokį jo pagerbimą ir sakė, džiaugiasi čia puikiai dirbančią gamyklą ir yra pasirengęs toliau plėtoti verslą. Už nuopelnus krašto kultūrai ir plėtrai 4 garbiems ignaliniečiams įteikti sidabrinės lelijos apdovanojimai. Meras pasveikino Ignalinos vardą garsinančią režisierę Jolantą Narbutaitienę, tarybos narį, buvusį ilgametį savivaldybės administracijos direktorių Rimantą Mačį, miesto seniūną Valentiną Rumbutį ir valstybės sienos apsaugos Ignalinos rinktinės vadą Vladimirą Ščiajevą. Sveikinu visus su jubiliejumi ir linkiu jums gražių akimirkų mūsų jubiliejinėme mieste. Taip pat gavęs tą apdovanojimą svarbu man noriu padėkoti Ignalinos rajono merui, Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, Ignalinos miesto seniūnijos kolektyvui, taip pat Ignalinos miesto gyventojams. Aš ir toliau stengsiuosi vykdyti man iškeltas užduotis. Tai turbūt mūsų visų tas apdovanojimas visiems priklauso. Sakė Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Rumbutis. Už nuoširdų ilgametį darbą, visuomeninę veiklą, kultūrinį bendradarbiavimą dar 12 asmenų įteiktos savivaldybės mero padėkos. Tarp apdovanotųjų Vidiškių dvaro savininkas Kęstutis Mozeris, verslininkas Petras Mačiulis, Ignalinos kultūros ir sporto centro dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė, Šaltinėlio mokyklos meninio ugdymo mokytoja Vida Ksenzovienė, ilgametė organizacijos Gelbėkit vaikus vadovė ir narė Vanda Goštautaitė, buvęs Ignalinos miesto seniūnas Aleksandras Zaveckis ir kiti. Po apdovanojimų ceremonijos Laisvės aikštėje atidengta skulptūra Dviratininkas, kurią sukūrė ignalinietis menininkas Jonas Grunda, sakęs, kad jo darbą įvertins patys miestiečiai. Ir linkiu visiems tikrai džiaugtis šituo miestu, nes man gyvenime teko pakilti paukščio skrydį ir pamatyti tą mūsų kraštą, tikrai jis yra labai nuostabus. O dviratis mano, kurį sukūriau, aš tikiu, kad ignaliniečiai
imsis tokios iniciatyvos ir su dviračiu tikrai apkeliaus Ignaliną. Galima sakyti, kad naujas aikštės ir miesto akcentas, primenantis, kad Ignalina turizmo, sporto ir poilsio kraštas, prigijo, buvo priimtas ir tapo neatskiriama miesto dalimi bei miela detale. Gražią dovaną aktorės Larisos Kalpokaitės dainų pynę mylimam miestui dovanojo Ignalinos kraštiečiai. Vėl girdžiu aš jo žodžius, kasdien aš juos girdžiu, to man visai pakaktų. Jis ateina pas mane, laiminga lyg sapne, bijau aš jo netekti. Mes mylėsim amžinai, žadėjo mums sapnai, mes viens kitam prisiekėm. Tai mūsų viltis ir tai mūsų daina. Meilė yra amžina, amžina. Laisvės aikštėje koncertai tęsėsi iki vėlumos. Pirmiausia, savo programas pristatė liaudiškos muzikos kolektyvai ir vokaliniai ansambliai iš Baltarusijos, Vokietijos, Lenkijos, taip pat kaimynai iš Zarasų, Utenos, Molėtų, Visagino. Pasirodymai buvo spalvingi, jausmingi ir jaunatviški, visi skirtingi ir tuo įdomus. Ignalinos partnerių iš Lenkijos jaunimo vokalinė grupė Inkanto netgi uždainavo gražiai lietuviškai. Pamirškim nelaimes, pamirškim vargus, kiekvieną sutikim kaip svečią. Tegul mus daina mūsų stalas dosnus, sukviesnis gimina plačia. Tegul mus daina mūsų stalas dosnus, sukviesnis gimina plačia. Jau visai sutemus aikštė buvo sausakimša. Žmonės šoko ir dainavo visiems puikiai žinomas dainas kartu su legendinė grupe Rondo. Obelis soda pražydo ir tikriausiai iš pavydo trimituoja baltos gulbės nemune. Prašau ir dar kartą parodykit savo nuostabų ritmikos jausmą. Vėliau spalvomis ir pakilia nuotaika sceną užpildė choras Dežavu ir Asta Pilipaitė. Frozen and can't breathe. Something's gonna give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. Naktinę programą baigė ignalinietis Gintautas Juodagalvis. Pirmoji šventės diena buvo tikrai spalvinga ir turtinga įspūdžių. Reportažą apie antrąją šventės dieną matysite kitoje laidoje. Rugsėjo 1 dieną Ignalinoje apsilankė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mokslo ir žinių šventė buvo išties iškilminga.
Rugsėjo 1 mokslo ir žinių šventė svarbi bet kurio amžiaus žmogui, pradedančiam kelią mokykloje, besimokančiam, lydinčiam vaikus ar menančiam šios dienos iškilmingumą ir jaudinantį grožį. Ignalinos mokiniai ir mokytojai šiuos mokslo metus pradėjo ypač iškilmingai. Šventę savo dalyvavimu pagerbė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė pasveikino miesto Laisvės aikštėje susirinkusius Ignalinos gimnazistus, Česlovo Kudabos progimnazijos mokinius ir mokyklos Šaltinėlis priešmokyklinių grupių vaikus. Mokyklą visi prisimename ir ypač mano kartą ir jaunesni, po to, kai išeiname iš jos, su nostalgija. Visko joje būna, ir gero, ir blogo, bet tas laikotarpis niekada nepasikartos. Ir tas laikotarpis pasižymi viskuo. Ir tuo, kad tu tampi brandžiu žmogumi, ir tuo, kad tu išmoksti gyventi, sužinai labai daug, pasiruoši gyvenimo, o svarbiausia, surandi draugus. Tiesiog iš savo patirties galiu pasakyti, kad tie draugai, kuriuos randi mokykloje, geresnių neberasite. Ištikimesnių neberasite. Neberasite tokių, kuriais galėsite taip pasitikėti. Todėl mokyklos laikas yra be galo svarbus. Čia svarbiausia susiraskite žinių ir draugų. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad dar Ignalinoje turime tiek gražaus jaunimo, tiek pirmokėlių, kurie šiandien taps rimtai žmonėmis, nes gaus pasą, ko mes anksčiau neturėjom. Taigi teisių ir pareigų pirmokėliai jau turi daugiau. O šiaip tai sveikinu visus ir labai džiaugiuosi, kad tradicijos šiame mieste yra tęsiamos gražiai, kad turite kur sportuoti, kur plaukioti, kur šokti, kur dainuoti. Ir linkiu visiems ne tik gerų metų, bet gražios ateities. Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis prezidentei dėkojo už dėmesį Ignalinai ir visiems linkėjo sėkmingų mokslo metų bei aukštų siekių. Norėčiau visiems palinkėti tą progą, šios dienos progą, gražios šventės progą, visoms mokyklų bendruomenėms, tai reiškia ir tėveliams, ir mokiniams, ir mokytojams, pasitikėjimo vieni kitais, pagarbos, tolerancijos. Na ir aišku, kaip visada, siekti geriausių rezultatų tiek moksle, tiek kultūros pasiekimų, tiek sporto, kuo mes visada pasižymime. Šventėje taip pat dalyvavo ir ignaliniečius sveikino Europos parlamento narys Bronis Ropė. Šiandieną Ignalinai labai svarbi diena gyvenime ir tai, kad atvyko ekscelencija prezidentė pasveikinti, rodo, kad mūsų mokyklos, mūsų bendruomenė yra pažangi ir aš tikiuosi, kad iš šito apsilankimo bus rezultatai dar geresni. Na, o rugsėjo 1 tai iš tikrųjų yra pradžia. O kaip sako, gera pradžia yra pusė darbo. Tai aš jums visiems linkiu geros pradžios, užsispyrimo, draugystės, bendravimo. Sėkmės jums! Patiems mažiausiems mokinukams prezidentė įteikė svarbius dokumentus – pirmokų pasus. Šiais metais Česlovo Kudabos progimnazijoje mokysis 54 pirmokai, taigi 3 klasės. Išties įsimintina akimirka – pirmąją dieną būti pasveikintam pačios prezidentės. Vaikai smalsiai vartė pasus ir dovanotas knygeles, rodė vienas kitam ir buvo labai susidomėję. Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis pirmokams dovanojo ženkliukus su užrašu Aš myliu Ignaliną. Prezidentė kartu su šventės dalyviais pasidžiaugė dainų ir šokių kompoziciją, kurią parengė gražus jungtinis pačių mažiausių, vyresniųjų ir vyriausių mokinių kolektyvas. Į dangų buvo paleisti margaspalviai balionai, išklausyti pirmokų deklamuojami eilėraštukai. Aš jau didelė esu, jau esu pirmokė. Gero elgesio darželį auklėtoja mokė.
Aš šiandieną jau galiu mamą parašyti. Imsiu knygą į rankas, mokysiuos skaityti. Na, o suskambus varpeliams visi įsirikiavo į eiseną, lydimą Ignalinos muzikos mokyklos orkestro. Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su gimnazistu Gyčiu Slapšiu į mokyklą vedė pirmokėlę Aurėją Navikaitę. Už jų rikiavosi visi mokiniai ir mokytojai. Galbūt ši graži rugsėjo 1-osios eisena taps tradicija, tokią dieną išties labai prasminga švęsti visiems kartu. Čia mūsų pirmoji klasė. Čia jos klasė, tai šitos mergaitės klasė tavo klasė. Česlovo Kudabos progimnazijoje prezidentė užėjo į 1-ąją A klasę. Pakalbino mažuosius, mielai fotografavosi su ją apsupusiais gimnazistais, o vėliau jau be žurnalistų dalyvavimo vedė 1-ąją pamoką. Progimnazijos direktorė Danutė Jatulė šalies vadoviai dėkojo už apsilankymą, parodytą dėmesį ir įsimintiną įvykį. Rugsėjo 2 dieną Ignalinos krašto muziejuje atidaryta paroda skirta pirmosios mokyklos Ignalinoje įsteigimo 110-osioms metinėms. Geležinkeliečiams priklausančiame medinėme pastate mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba, gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Kiekvienos mokyklos istorija susideda iš daugelio mažesnių istorijų, kurias rašė ir teberašo esami bei būsimi mokytojai ir mokiniai. Kai mintimis grįžtame į mokyklą, visada prisimename mokyklinius suolus, baltos kreidos kelią juodoje lentoje, mokytojus, mokiusius ir paskatinusius nuolat ieškoti žinių ir savojo gyvenimo kelio. Kaip sakė parodą pristačiusi muziejaus direktorė Renata Veličkienė, per 100-metį mokyklos istoriją pasikeitė viskas – knygos, drabužiai, mokymo priemonės, todėl šiandien muziejinėmis vertybėmis tapo rodos dar visai neseniai mūsų dėvėtos uniformos ar mokykliniai suolai, už kurių teko sėdėti. Parodoje eksponuojami ir senesni daiktai – medinės knygų dėžutės, seni vadovėliai ir sąsiuviniai, bei labai iškalbingos senosios fotografijos. Už pagalbą rengiant parodą dėkota Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai, buvusiam ilgamečiam direktoriui Juozui Repšiui, mokytojai Janinai Berezinai, švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Rimantai Vilčinskieniai. Renginio dalyviai pakviesti tylos minutę paminėti visus anapilin išėjusius mokytojus. Muziejininkė Marija Kirkienė apžvelgė švietimo Ignalinos krašte istoriją. Skaitytas 1958 metais parašytas laiškas mokytojai. Skambėjo pirmokų deklamuojami eilėraštukai. Savo prisiminimais dalijosi 2 garbaus amžiaus mokytojos Alfonsas Kripskienė ir Elena Umbražiūnienė. Jos prisiminė savo mokinius, pasidžiaugė daugelio pasiekimais, pasako apie darbą pirmojoje vidurinėje mokykloje, jos vadovus, mokytojus. Gražiai žodžiais minėtos nusipelniusios mokytojos ir didžios asmenybės Stefanija Janauskaitė Strasdienė, Aldona Kruopytė, neįkainojamą palikimą po kruopelę surinkusi kraštotyrininkė Onutė Černienė. Gražių laikų buvo, gražių vaikų labai daug buvo. Ar čia, kai atėjau į šitą mokyklą, atėjau truputį su baime, nors atėjau į skyriaus. Žinojau vieną dalyką. Ši mokykla labai darbščių, gabių žmonių kolektyvas. Ir dar kas buvo, kažkaip lyg nei pavydo buvo džiaugtasi kito sėkme ir tikrai, nežinau, buvo gera dirbti. Pasakojo Elena Umbražiūnienė. Renginyje dalyvavęs savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis dėkojo už prasmingą parodą ir susitikimą. Šis renginys ir šita ekspozicija ir tai, ką atnešė mūsų gyventojai ir suradote kur nors, tai yra, aišku, mūsų istorijos dalis, mūsų mokyklos, mūsų miestelio ir viso mūsų rajono dalis, kadangi tai liečia išties labai
daug žmonių. Mokyklos jubiliejaus paminėjimas baigtas apdovanojimais. Meras kartu su progimnazijos direktore Danute Jatule pasveikino 10 geriausių ir aktyviausių mokinių laimėjusių tradicinius šauniausio Kudabiečio rinkimus. Padėkos ir suvenyrai buvo įteikti Melikai Rakauskaitei, Dovydui Vaitkevičiui, Andriui Gasiukevičiui, Matui Kovalevskiui, Rokui Jurėnui, Vestai Cicėnaitei, Danieliai Kristiansen, Rugiliai Goštuntaitei, Brigitai Musteikytei ir Livijai Žilėnaitei. Šauniausi Kudabiečiai pakviesti bendrai nuotraukai. Rugsėjo pradžioje Mielagėnų seniūnijos Krikonių kaimo bendruomenė surengė šventę svarbiam įvykiui paminėti. Šią vasarą vietoj buvusio avarinės būklės medinio tilto per Kančioginos upę buvo baigtas statyti naujas ir tvirtas betoninis. Ta proga kaime surengta bendruomenė šventė, kurioje dalyvavo savivaldybės vadovai, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, kiti svečiai. Rugsėjo mėnesį Ignalinoje lankėsi svečiai iš bendradarbiavimo partnerio Čekijos Prachaticės miesto. Meras Martinas Mal ir dar 3 miesto tarybos ir valdybos nariai aplankė miesto kultūros ir švietimo įstaigas, jiems organizuota įdomi pažintinė programa. Rugsėjo 24 dieną savivaldybės delegacija vyko į Vokietijos Biureno miestą dalyvauti miesto šventėje ir Ignalinos bendradarbiavimo su Maltos ordino pagalbos tarnyba 25-mečio minėjime. Šventinėme renginyje, dėkojant už svarius darbus, merui Henrikui Šiaudiniui ir dar 3 Ignalinos maltiečiams buvo įteikti Maltos ordino medaliai. Spalio 1 dieną Didžiasalio gyventojai rinkosi į naujas bibliotekos patalpas. Pastate, į kurį persikėlė biblioteka, dar veikia darželis, kultūros namai, yra koplyčia. Dideli ir gražūs namai – tai viena svarbiausių Didžiasalio bendruomenės susibūrimo vietų. Spalio 1 dieną tradicinėje rudens gėrybių mugėje meras Henrikas Šiaudinis apdovanojo geriausius rajono ūkininkus. Reportažą apie tai matysite vėliau laidoje. Spalio 5 dieną Ignalinos kultūros ir sporto centre paminėta tarptautinė mokytojų ir vietos savivaldos diena. Jau 3 metus mokytojai ir savivaldybininkai šventė kartu. Savivaldybės padėkos švenčių progai įteiktos 15 mokytojų ir 23 savivaldybės seniūnijų darbuotojams, bendruomenių atstovams. Muzikinė dovana Kauno orkestro Ąžuolynas ir Deivido Norvilo koncertas. Spalio 15 dieną Ignalinos bibliotekoje paminėtas literatų klubo Lelija 30-metis ir pristatyta kūrybos rinktinė. Savivaldybės dovana literatams ekskursija ir vaišės Paliesiaus dvare. Spalio 17 dieną meras Henrikas Šiaudinis bibliotekoje vykusiame renginyje pasveikino 2 pilotus – Vytautą Rafinavičių ir Albertą Maciulevičių. Tai pirmieji pilotai parengti Ignalinos aerodromo skraidybos mokymo centre. Spalio 20 dieną vyko savivaldybės tarybos posėdis. 8-ame šių metų savivaldybės tarybos posėdyje buvo patikslintas metų biudžetas, priimtas sprendimas dėl 2017 viešųjų darbų sąrašo ir programos patvirtinimo, verslo liudijimų įsigijimo bei sprendimai susiję su turto perėmimo ir perdavimo klausimais. Išklausytos 2 informacijos ir pritarta rajono priešgaisrinės tarnybos vadovo Mireko Politos metų veiklos ataskaitai. Pritarta naujiems mokyklų aprūpinimo ir turizmo informacinės infrastruktūros tobulinimo projektams. Posėdyje kalbėta apie sanatorijos Ignalinoje perspektyvas. Taryba pritarė sprendimui savivaldybei tapti neseniai įkurtos viešosios įstaigos Ignalinos sveikatinimo centro dalininkė. Šios įstaigos direktorius Leonas Kačinskas patikino, kad įstaigos veiklos tikslas sanatorijos kūrimas. Aišku, mes galėtumėm vieni tą daryti, bet mes galvojam, kad mes nusiteikę dirbti būtent Ignalinos labui, Ignalinos žmonių labui ir mums netrukdo, sakykime, ir padėtų pačios savivaldybės buvimas ir moralinė prasme, ir pasitarimo prasme, ir žinojimo, kad mes, verslininkai yra verslininkai, kaip pasakau, kol aš gyvas, aš žinau, kad nebus nuklypta kažkur į šoną, bet nedaug dievė kažkas atsitiktų, aš savo žodžio laikausi ir jis nepasikeis, bet tam, kad būtų įstaiga su aiškia kontrolė su visais dalykais, mano vidiniu įsitikinimu tai yra labai gerai. Aišku, ir nepaslaptis, kad savivaldybės kaip dalininko buvimas
tikrai garantuos nuo 99 procentų, ten su trupučiu, kad tas lėšos bus gautos europinės. Tai vat, jokios paslapties čia nėra. Ir mes, kaip ir sakiau, norim, kad tai būtų paruošta būtent šaukimo ateinant, nes vis dėlto numatyta tikrai nemažai darbo vietų, apie 75-80, taip toliau, tai manau, kad tai Ignalinos miestui ir rajonui labai svarbu. Nacionalinės žemės tarnybos Ignalinos ir Visagino skyriaus vadovas Arvydas Bagdonas tarybai pristatė skyriaus veiklą, žemės reformos įgyvendinimą rajone. Šiuo metu yra atkurta nuosavybė į 98,87 procentus prašymuose nurodyto ploto, 97,68 procento piliečių pateikusių prašymus. Neatkurta nuosavybė, tai buvo spalio 1 dienai, 413 piliečių į 828 hektarus plotą. Iš jų 266 piliečiai dėl pačių piliečių kalties neatkurta nuosavybė, reiškia arba nepateikė paveldėjimo teisę liudijančių dokumentų, arba nepasirenka sklypų, neatvyksta į projektavimus. Tai jeigu neskaičiuot tų piliečių, kurie patys nerodo iniciatyvos, tai atkurta nuosavybės teisės 99,57 procentus ploto. Ignalinos rajono policijos komisariato viršininkas Dainius Šidlauskas pateikė informaciją apie policijos pertvarką. Reformos esmė padaliniuose jungiami viešosios ir kriminalinės policijos skyriai, plečiamas darbuotojų profilis, kad pareigūnai atliktų daugiau funkcijų, iš kabinetų dažniau išeitų į gatves ir būtų pasirengę reaguoti į įvykius. Kaip parodė praktika, šiuo metu tokie modeliai veikia beveik pusę Lietuvos komisariatų, tai yra apie 30. Tai puikiausiai veikia. Tai didžioji darbo dalis, sakykime, yra užduotim ir pavedimams atlikti, bet nemaža dalis, apie 40 procentų darbo dienos, lieka tokia laisvesnė, kada galima tikrai atlikti tą tikrąją prevenciją, lankytis mokyklose, įstaigose, organizacijose, bendrauti su linkusiais nusikalsti asmenimis. Tai manau, kad tikrai yra neblogai. Kaip sakė viršininkas, Ignalinos rajono policijos komisariate vietoj 15 pasirengusių reaguoti įvykius pareigūnų būtų 30, vietoj 2 ekipažų dirbtų 6. Reforma įsigalios nuo kitų metų sausio. Rugsėjo 27 ir spalio 11 Lietuvos savivaldybės ir mokyklose vyko konstitucijos egzamino 1 ir 2 etapai. Mūsų rajone egzamine dalyvavo 13 suaugusiųjų ir 144 mokiniai. Spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos prezidentūroje apdovanoti egzamino nugalėtojai. 2 iš jų ignaliniečiai, tai teisininkas Eugenijus Gaščenka ir Česlovo Kudabos progimnazijos 7-okas Matas Kovalevskis. Lapkričio 14-20 dienomis rajone skelbiama Vaiko teisių apsaugos savaitė. Kaip ir kasmet, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius organizuoja jaunųjų talentų konkursą. Talentai bus sveikinami gruodžio mėnesį. Tiek savivaldybės informacijos šioje laidoje. Lauksime naujų susitikimų. Iki. Reformas ir pertvarkas išgyvenanti policija spalio pradžioje minėjo savo profesinę šventę Angelų sargų dieną. Kasmet spalio 2 minima Angelų sargų arba policijos diena. Šią progą vyksta įvairių renginių tiek Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate, tiek rajonų policijos komisariatuose. Ignalinoje profesinės šventės minėjimo renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu ir perskaitytų generalinio komisaro sveikinimu. Esamus ir buvusius policijos pareigūnus sveikino komisariato viršininkas Dainius Šidlauskas. Jis dėkojo pareigūnams už nuveiktus darbus, ragino visus prisidėti, kuriant europietišką policiją. Džiaukimės šiandien ir didžiuokimės, kad esame Lietuvos policijos pareigūnai. Tik tvirtai tikėdami, matydami savo darbo prasmę, sulauksime deramo mūsų darbo, mūsų profesijos vertinimo. Šiandien prieš akis mums nauji uždaviniai. Modernizuoti veiklą, padaryti ją dar efektyvesnę, pakeisti darbo organizavimą. Aš manau, kad
Šie pokyčiai šiandien yra būtini ir neišvengiami. Tam prireiks mūsų visų susitelkimų ir naujo požiūrio. Pareigūnams už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą buvo įteikti apdovanojimai, taip pat pareikštos padėkos. Iš viso paskatinta ir apdovanota 15 pareigūnų. 9 policijos rėmėjams taip pat įteiktos padėkos ir atminimo dovanos. Jiems dėkota už savanorišką veiklą ir pagalbą policijai saugant viešąją tvarką. 27 policijos rėmėjai nuo šių metų pradžios neatlygintinai dirbo daugiau nei 800 valandų. Įteikti apdovanojimai ir mažiesiems ignaliniečiams policijos komisariato organizuoto piešinių konkurso Ginti, saugoti, padėti nugalėtojams ir laureatams. Jais tapo kudabiečiai atitinkamos amžiaus grupėse 1–8 klasių moksleiviai. Moksleivių piešiniai bus eksponuojami policijos komisariate. Profesinės šventės proga policijos pareigūnus sveikino rajono meras Henrikas Šiaudinis, kultūros ministras Šarūnas Birutis, taip pat gausus pulkas kolegų, draugų, bendraminčių, bendradarbiavimo partnerių. Policijos pareigūnams linkėta būti pasirengusiems naujiems iššūkiams ir neprarasti tikėjimo šios profesijos prasmingumu. Gausius ir prasmingus linkėjimus bei sveikinimus lydėjo muzikos garsai. Spalio 1 savaitę šėlę vėjai pridarė nuostolių visoje Lietuvoje. Nedažni, tačiau stiprus šiaurės rytų krypčių vėjai nepasigailėjo 100-mečio ąžuolo augusio Trainiškyje prie Baluošo ežero. Netekome į turistų maršrutus įtraukto gamtos paminklo. Kad gamtos stichijos negailestingai baudžia žmonės, dažnai išgirstame praūžus viesulams ir stipriems vėjams. Nuo stichijų siunčiamų išbandymų nukenčia ir pati gamta. Skaudu buvo išgirsti žinią, jog spalio pradžioje ūžavę stiprūs vėjai išvertė beveik 800 metų senumo Trainiškio ąžuolą. Galvojau namo, ten kažką lentas kiloja, žinai, vėjas. Paskui išeinu, žiūriugi, nėra ąžuolo, dingo. Vien tik nuolaužas, puvėsiai. 9:15. Nukrita. Nuvirta ąžuolas. Nenuvėja, vis pupuvės visas. Nuvėjas pamačiai visi. Nuvėjas biškiukų, bet ten nėra šito, nei lapų, nėra vėjų, kur atsispiria. Čia, atėjo laikas. Gal vėjas biškiukų padėjo labai mažai. Nuvėjau, žinote, aš tai iškart pribėgau, tina pažiūrėti, kažkaip sujaudino labai. Netgi persižegnojau, žinai, taip kad kažkaip tai savas, jis su mumis, su kaimiečiais mūsų šito kaimo, su visais suaugęs. Tai. Anot Kazio Riboko beliko tik prisiminimai. 23 metrų aukščio galiūnas, kurio kamieno apimtis siekia daugiau nei 6 metrus, buvo jau išpuvęs iš vidaus ir net laikė vėjo gūsių. Jie spalio 4–5 dienomis buvo 15–20 metrų per sekundę, pajūryje dar stipresni. Šis ąžuolas buvo vienas iš 26 Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos paminklų. Spalio 1 dieną vyko tradicinė rudens gėrybių mugė Obuolių rojus. Rudenėjanti Ignalina tądien buvo itin miela ir svetinga, pasipuošusi mugės lankytojų šypsenomis, viliojanti gausiomis rudens gėrybėmis ir kupina linksmo šurmulio. Į šią mugę buvo kviečiami amatininkai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio ir kulinarinio paveldo atstovai, sodininkai ir daržininkai. Nuo ankstaus ryto vyko prekyba miesto aikštėje ir Ateities gatvėje. Tad neprailgo laikas iki oficialaus mugės atidarymo ir sveikinimų. Vėliau buvo apdovanoti konkurso metų ūkis nugalėtojai. Jais tapo jaunieji ūkininkai Nerijus ir Vytautė Januškevičiai, ūkininkaujantis Dūdų kaime Vidiškių seniūnijoje. Antrosios vietos laimėtojai Jekaterina ir Vaidotas Paukštės iš Naujojo Daugėliškio seniūnijos ir trečiosios vietos laimėtojai iš Bėčiūnų Irena ir Kęstutis Basijokai. Tądien buvo pagerbti ir gyvūnų mylėtojai ir globėjai. Jiems padėkos žodžius tarė ir apdovanojo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Ignalinoje vadovas Laimutis Ragaišis. Obuolių rojus – tokia šių metų mugės tema ir išties galėjai jaustis lyg būdamas rojui, tarp gausybės obuolių. Ir kažkuriuo metu net ir angelas baltų sparnu pamojo viename iš seniūnijų stilizuotų kiemelių. Laisvės aikštėje įsikūrusiuose seniūnijų kiemeliuose galėjai pamatyti daug įdomių su rojumi susijusių dalykų. Mugės lankytojai
Gyventojai tarsi pasiskirstė į kelias grupės. Vieni labiau domėjosi čia vykstančią augalų priekybą, kiti žvalgėsi ir rinkosi maisto ir kitų produktų. Visą laiką žmonės būriavosi prie mėsos gaminių ir pyragų. Čia eilės tirpo labai lėtai. Matyt, rūkyti mėsos gaminiai ir naminiai pyragai buvo paklausiausios lauktuvės namiškiams. Tiek ignaliniečiai, tiek prekeiviai buvo puikios nuotaikos, draugiškai dėrėjosi, konsultavosi ir šiaip bendravo. Anot vieno prekeivio labai reikėjo ištrūkti iš namų ir visai nesvarbu, kaip einasi prekyba. Buvimas šioje mugėje savotiškas poilsis po darbų, kurių vis nemažėja. Išties, geras poilsis visiems, pavargusiems nuo skubėjimo ir žinojimo, kad darbas darbą veja ir iki šalnų dar daug reikia padaryti. Tad buvo puikiai proga stabtelėti ir kartu su legendinė grupė Vairas prisiminti senas geras dainas. Tiek informacijos pirmoje šio sezono laidoje. Nuo šiol tikimės jūsų dėmesio kiekvieną sekmadienio rytą 8:30 ir vakare 20 val. Iki kito karto, sudie.